Sveiki! Tai truputėlį buvome pradingę, nes buvome išvykę atostogauti į Egiptą, tada grįžom, tada susirgom, porą savaičių iškritę buvome ir dabar vėl sugrįžtame į eterį. Buvome irgi praeitą savaitę užklausę Instagram'e Q&A pasidaryti būtent šią laidą. Tai gavome nemažai klausimų iš jūsų, taipogi parinkau ir YouTube atsikartojančių ganėtinai dažnai ir stengsime šiandieną viską jums atsakyti. Bet prieš tai norėtume dar ir prisistatyti. Tai esu Neringa, man 31 metai, esu baigusi organizacinę psichologiją, iki motinystės dirbau personalo vadovė ir IT atrankų specialistė, bet motinystė yra toks nuostabus laikotarpis, kai moteris gali atrasti save iš naujo. Ir pradėjau domėtis interjero dizainu, šiais metais tikiuosi jau pasibaigti studijas, todėl jau susikūrėme net ir savo puslapį, Noveo interjero dizainas. Todėl, nes Mantas yra baigęs statybos inžineriją, dirbu su infrastruktūros projektais, tai keliai, geležinkeliai, daugiausiai dirbu su 3D modeliavimo programomis, projektuoju metalinės konstrukcijas dažniausiai, taip pat tenka aišku ir su betonu bei medžiu dirbti. Ir kadangi Mantas turi labai daug patirties, būtent su braižymo visomis programomis, tai jisai padeda su techniniais brėžiniais, daro elektros apšvietimas, santechnikos mazgų brėžinius, o aš esu atsakinga už vizualinę dalį, kad viskas bendrai dėrėtų, kad būtų ergonomiška, kad ne tik gražu būtų, bet taipogi ir žmonėms patogu gyventi. Pradėkime nuo klausimų. Tai vienas iš pirmųjų klausimų buvo, kad koksgi mūsų yra apskritai namas, kokio dydžio, koks plotis, koks sklypas. Namas yra maždaug apie 180 kvadratų, yra 3 miegamieji, svetainė su virtuve ir valgomuoju sujungti, koridorius, 2 tualetai, yra katilinė, garažas ir sandėliukas suprojektavę. Kažkada, kai jau bus plintusai, pravesime prie visus namus, dabar matote tik tais dalis, bet kai bus jau viskas užbaigta, tai tikrai padarysime turą po mūsų namus. Liko realiai 2 vietos, tai garažas sandėliukų nudažyti ir plytelės susidėti ir plintusai. Ir plintusai. Ir vonė veidrai. Jo, pamirštas. Atslavai pridės daug. Papildant, stogas yra plokščias, 4 laipsnių nuolydžių su Classic skarda dengtas, iš 3 sienų yra parapetai, vieną darėm be parapeto, kur yra latakas, tai šitą dalyką galbūt dabar norėčiau, kad būtų kitaip, irgi būtų su parapetu ir tuo pačiu būtų sumontuota lietvamzdžiai į apšiltinimo sluoksnį ir taip jų neišlystų, negadintų vaizdą, nes iš tikrųjų labai krenta į akis, nors jie yra tik tai 2, tom fasadė vienam, bet vis tiek kažkaip norėtų, kad jų net nebūtų. Taip pat turim didelę terasą, kur yra turbūt galutiniam variante gavosi, man atrodo, 60 kažkeli kvadratai. Terasa šiaip čia rašo, planeta yra 52. Jo, bet mes ją biškį padidinom. Tai ne. Ta vaistriža dalis, kuri miegamas susijungia, tai ten nemažai dar kvadratų atsirado. Kitais metais terasą, o po to jau tą virtuvėlę dar kitais pastatyti. Kaip išsirinkome baldų gamintoją ir esame patenkinti. Tai tikrai gavome daug rekomendacijų iš skirtingų draugų, tai stengiamės pasilyginti kiek galima daugiau, ką dar padarėme. Tai iš trukmės buvo pasiūlytas toksai baldininkas, tai pasiėmėme jį, padarė mums kelių baldų brėžinius ir su tais brėžiniais tada kreipėmės, kad tiksliai žinotų žmonės, ir visų vienoda būtų užklausa, kad galėtume pasilyginti kainą. Ir vienų pažįstamų, tiesiog man to bendradarbio buvo pasiūlytas baldininkas, labai patiko, kaip bendravo, tikrai ir terminai mums buvo tikę labai. Šiaip vien iš komunikacijos pasirinkome su juo dirbti ir kaina buvo gera, ne pati pigiausia, tokia per vidurį. Tai esame mes asmeniškai tai patenkinti, mums viską padarė, kai ką uždėlisi,
kai kur buvom mūsų kaltė, kad uždėlisėme, nes nespėjome. To jau biški pas juos ten buvo nelaimių irgi tenais negalėjo. Na, šiai dienai nežinau, dėl rekomendacijų, ar galime ten rekomenduoti. Visokių buvo atgarsių iš kitų žmonių, bet mes asmeniškai tai esame patenkinti galutiniu rezultatu. Iš kur pirkote būtinę techniką? Ar pasiteisino gartraukis? Pirkome būtinę techniką iš Radausa. Visas yra Bosch'o Accent Line modelio. Kodėl šitas modelis? Todėl, nes viskas turėjo būti būtinai juoda. Man tai jokių sidabrinių detalių, jokių lempučių šviečiančių, net ant kavos aparatą išjungia Wi-Fi'aus lemputę, kad nebūtų. Jo, atjungiau nuo Wi-Fi'aus, nes visą laiką šviečia, tai klaida labai didelė. Tai būtent čia pasirinkome, viską užsisakinėjome, kaip ir minėjau, iš Radausa, irgi lyginomės. Galvojom, kaip čia daryti, irgi ar senukų naujakurio programą pasiimti, ar dar iš kitų tiekėjų, ar per patį Topo centrą bandėm ir visai kitaip. Bet mes turbūt ir užsienį ieškojom, jo, ir Lenkijoje ieškojau. Tai aš nežinau, man atrodo, kad aš Vokietijoje, kai ieškojau, tai net gausiu brangiau man, negu Lietuvoje, ką bent jau čia siūlė tiekėjai. Tai nusimušiau tikrai pačią turbūt žemiausią, kokią galima kainą. Tai tiesiog netingėkit, komunikuokit su jais visais, kuo daugiau, tuo daugiau lyginkitės ir jūs tuo daugiau išlošite, žinokite. Tikrai nieko neprarasit, o tai jums irgi nekainuoja, tik laiką kainuoja. Bet aš manau, kad galutiniam rezultate, kiek sutaupote, tai atsiperka. Dėl gartrauko dar tai... Aš ką galiu papasakoti, ką aš pastebėjau, tai kai prieš tai turėjom įmontuotą balduose, tai šitas, jeigu ne ant būsto, tai jis ganėtinai tyliau dirba palyginus su kitais gartraukais, ką turėjo. Tikrai ištraukė, sakyčiau, taip pat arba labai panašiai, dėl kvapų, dėl kažko tikrai nėra, kad būtų blogiau, gal net ir geriau, nežinau, sunku palyginti. Bet tikrai, pas mus dar aišku didelė labai erdvė, prie pat yra 2 rekuperatoriaus ištraukimai, bendrai tikrai neblogai. Ir naudojam anglinius filtrus, kurie sumažina kvapus. Ar dalinamės kur nors meistrų darbų kainomis? Taip, dalinamės ir kainomis, ir pačiais meistrų kontaktais, jeigu esame patenkinti. Jeigu nesam patenkinti, tai nesidalinam kontaktais, bet aišku pasidalinam vis tiek, kiek mums tai kainavo. Yra išimtinių atvejų, kur nebent labai yra įžūlus meistrai, tai tada jau ir pasidaliname antirekomendaciją, bet vienetai yra tokie. Šiaip didesnė dalis tikrai, kadangi atidžiai atsirinkinėjame, tai esame labai patenkinti mūsų meistrais, o didžioji dalis meistrų esame mes patys. Ir dažnai susilaukiame, kas darė dekoratyvinį molio tinką, kas vedžioja elektrą, kas vedžioja santechniką, kas darė mikrocementą. Tai žinokit, mes patys. Nelabai turiu ką rekomenduoti šitais klausimais. Todėl irgi tai yra viena iš priežasčių, kodėl siūlome rinktis mus kaip interjero dizainerius, nes esame patys praėję visą šitą kelią, todėl labai praktiškai pakonsultuosime ir prižiūrėsime jūsų statybas. Kitas klausimas. Kodėl dažome su voliuku, o ne be orių? Tai galiu atsakyti šitą. Man tas atsakys? Pas mus šiaip didžioji dalis buvo dekoratyvinis molio tinkas, tai mums, nežinau, pirkti ten kažkokį beorį aparatą nelabai buvo tikslo, dėl turbūt kiek čia 2 kambariai. Ir šiaip viskas labai gerai nusidažė, BNJ dažus naudojam, viskas super, tai ir su voliuku labai puikiai. Priglaistomų žibintų nuorodą pasidalinti gal galime. Galėsiu įkelti. Pirkome visus priglaistomus ir nepriglaistomus šviestuvus ir LED juostas pirkome iš Gitomos. Kokį modelį Zender rekuperatoriaus dėjome? Tuoj pasižiūrėsiu. Žymantas jau pasiruošęs. Ja, pas mumis yra Zender Confo Air Q350 ir ten dar RV turbūt, ten talpinis skaitosi, bet šiaip super daiktas, labai fainai, kai tarkim vonioj maudaisi ir jis labai greit pajaučia, kad drėgmė pakila, iškart įjungia automatiškai būstą, tai šitas labai fainai. Ganėtinai greit ištraukia, nežinau ar pastebėjai, jeigu tik tai išsimaudai, tai ir nuo veidrodžių tas rasojimas, kad ir turim pašildymo kilimėlius pasidarę veidrodžiuose, bet jeigu labai greit neprireikia, tai už 10 minučių jau viskas sausa. Gerai, kitas klausimas. Koks Daikin modelis? Kiek
kilovatų ir koks namo plotas? Namo plotas, kaip ir Neringa minėjo, 180 kvadratų. Mes pasidarė šildymą tiek garažą ir sandėliukį irgi. Neringa įkels nuorodą tikslaus modelio, o šiaip jis yra 9,37 kW galingumo su integruotu, pasirinkom 230 litrų boilerį. O kodėl tokį boilerį? Todėl, kad užtektų tikrai vandens karšto, nes tarkim dabar prisileidi karštą vonę pilną, tai realiai jau praktiškai tiek ir te užtenka. Tai dar aišku yra, kad galimybė įjungti teną, kad greičiau pašildytų. Tai šitos stengiamės nenaudoti, pataupyti elektrą. Kitas klausimas. Ar į langus patys susimontavote daviklius? Kodėl ne apačioje? Ar nepabloginamos langų šiluminės savybės? Kaip įgrėžė? Yra dėl signalizacijos. Jo, tai šitą darbą daro Neringos tėtis, iš to užsiema, tai jis juos ir sumontavo. Lango savybės, nežinau, kažkaip abejoju, kad ten kažkokią labai įtaką turi, plus bet kokį daviklį dedant turbūt reiktų išgręžti skylės, turbūt nėra kitaip, nebent nelaidinį darant, o be laidį, tai tada gal išeitų išvengti. Visus kitais atvejais laidinius darant, tai būtina laidus kažkaip prasives per duris. O kodėl viršuje, ne apačioje? Šiaip matai, ar paliktas langas, kai tik tai viršų pradarai, tai man atrodo dėl šito dalyko. Nes jeigu bus apačioje, tai jis vis tiek liks uždaras. Kiek kainavo laistymo sistemą nusipirkti? Kokios firmos purkštukus dėjom? Tai visą įrangą dėjom Hunter, tiek valdiklį, tiek purkštukus. Kodėl Hunter pasirinko? Nežinau, visi sako, kad patys geriausi. Čia kiek konsultavomės, tik tai sako Hunter dėti ir viskas. Ir iš tikrųjų nemanau, kad labai didelė skirtumas būtų, tik įskyrus galbūt ant valdiklio išeitų pataupyti. Pats brangiausias elementas. O visa kita, tai taip sakyčiau, sąlyginai nėra labai, kad išsiskirtų tą kainą. Mums viskas kainavo, turbūt dabar jau galutinai. Tai nepilnai 2000. Dar ką papildomai jau pasidarėm, tai 2 papildomas zonas augalų laistymui, kuri bus nuo vienos, tai nemažai išsinaudojo vamzdžio papildomo, nes aplink visą sklypo perimetrą išvedžioti vamzdžiai, nuo kurių vėliau pasijunginėsime lašelinį laistymą. 2 zonas dėl to, kad kuriem augalam reikia daugiau vandens, kitiem mažiau, kiti galbūt šešėlį, kiti ant saulės, tai pagal tai bus galima šiek tiek gudriau tą laistymą pasidaryti. Ir ką dar pridedant, tai mums buvo dar parašę kainą, kokia būtų buvusi, jeigu būtų meistrai. Jo, turėjom pasiūlymą, tai jo, vien darbas kainavo irgi panašiai tiek pat, kiek ir medžiagos. Tai panašų sklypą darant, tai porą savaitgalių, manau, galima pasidaryti. Tai žinokit, nepatingėkit, patys pasidarykit. Nėra sudėtingas, jo, nėra sudėtingas darbas. Pirmin. Tiesiog daug, jo. Koks ir iš kur klinkeris? Tai klinkeris pas mus yra apdailinė plyta Selmo BB. Pačių vadybininkų nebuvome patenkinti, bet jisai, kiek žinome, jau nebedirba tenais. Tai Jolė vis žiūrėkite plytą, nes tikrai turi pasirinkimą labai gražų, labai išskirtinį ir labai kokybišką. Šiaip tikrai kokybę esame patenkinti klinkerio. Mūsų tokia patirtis buvo proceso pačio labai varginantis, ilgas, sudėtingas, ilgas ir dar vaikas buvo gimęs, tai streso užteko. Metalinių bortelių kaina ir iš kur? Tai bortelis metalinis čia vejos atskirti, tai pirkom iš Litagros. Gavosi, kad kilogramo kaina apie euras arba bėginio metrą apie 4, gal kažkas tokio grubiai. Tai mums viskas kainavo 150 metrų, apie 600 eurų. Ką mes dar dėjom, tai 16 mm diametro armatūrą, kas grubiai kas metrą buvom paskaičiavę apie 75 cm ilgio metro susipjausčiau. Tai sukalėm ir privirinom prie tų juostų, kad išlaikyti vietoje, plus tuo pačiu ir pareguliuoti gylį galima labai lengvai, ten tiesiog per armatūros vietą, kur privirintas bortelis, ją pakali ir ten tiksliai į vietą pastatai. Ir dar gal ką paminėsiu, kad jeigu internetu bandote žiūrėti, tai nėra, jų geriausia yra nuvažiuoti į vietą. Galima, yra tiesiog telefono numeris, kurios skambini ir užsakai interneto, nes nėra taip, kad kaip e-shop'e kokiam pasirinkau to ir to, tiek ir tiek užsakai, tai ten šiek tiek kitoks procesas, bet viskas ten irgi egzistuoja. Jo, nes kažkas rašėte, kad nėra Litagroje, tai gal dėl to ir neradot, nes tik per tai dar galiu paminėti išmatavimą, tai 7 cm aukščio, 5 mm storio juosta. Dar gal paminė, kodėl pasirinkom būtent metalinės, o ne plasmasinės? Metalinės dėl to, kad
nebijo saulės spindulių, neišsikraipo taip. Ir labai pas mus daug apvalių vietų, tai tos apvalios vietos labai gražiai išsiformuoja ir lengvai. Juostas mes patys pirkom 6 metrų, jas gali ten ir vietoj supjauti, bet šiaip rekomenduočiau atsivežti 6 metrai daugiau darotės, nes ilgą daug lengviau formuoti. Kanalizacija kartu su drenažu lietaus ar atskirai geriau daryti? Čia kiek suprantu apie visą šitus žemės darbus lauke, tai faktas, kad viską kartu daug geriau vien dėl to, kad vieną kartą atvažiuos boketas iškas ten per dieną turbūt, tai vieną ant to jau staupysit. Šiaip sklype, nežinau, kiekvienas atvejis kitoks, bet pas mus reikėjo nemažai pasikelti, tai tas boketas važiavo ne vieną kartą. Per visą laiką turbūt 3-4 kartus samdėm, kol išsilyginom ir taip toliau. Tai mes buvom keliose vietose skersai sklypo, nebuvom tikrai ar daryti drenažą, tai po to vėliau visgi nusprendėm daryti. Tai man atrodo, gal patys atsikasim, susidėjom drenažą, bet po to vėl buvo, kai lygino sklypą, atvažiavo boketas, užkasė, tai buvo greičiau. Viskas. Atsakėm kol kas į visus jūsų klausimus. Jeigu turėsite dar kokių klausimų, drąsiai rašykite. Šiaip Instagram'e esame daug aktyvesni negu YouTube. Tai sekite mus tiek YouTube, tiek Instagram'e ir susitiksime kitą kartą. Iki. Iki.